Taigi skaitykime parašiutininko rašytus linkėjimus danguje. O štai čia jau žmogus pirmasis pasiekęs žemę, vynioja savo parašiutą, kurį šiek tiek apsunko nuo lietaus lašų ir tikrai dar tikisi jūs visų treksėjų, plojimų ir mojavimų rankomis. Štai parbėga oru, tai žemė nelabai suprasi kuokį, ar žemė ar oru. Parašiutininkas antrasis, bet jūs labai vangiai plojate. Dar kartelį paplokite, pasitikime parašiutininką. Šaunuoliai, išties, va toksai pradžios akordas, kokį jį padėsime, tokia šventė ir bus. O jeigu mes nebijome pakilti į dangų ir skrostelėjant lietui juo, tai tuomet šventė garantuota sėkmė. Štai parašiutininkai vienas po kito čia sveikina mus, o mes, aišku, įsipareigojame jiems labai garsiai ploti. Ir kaip girdite, suburzgė jau motorėlis. O štai koks gražus žydras debesėlis leidžiasi su dviem žmogiškom kojelėm. Paplokim parašiutininkui trečiajam. Tai šventės simboliai, sudraskia lietaus debesis. Ir taip pat čia pat gražins mums saulelę, patikėkit, jeigu tuo labai tikėsim, tai taip ir bus. O motorėlis ūžia, burzgia ir jį užkūrė Tauragės aeroklubo narys Arūnas Rupkus. Kadangi lietus kėsinasi į mūsų šventę, tai mūsų lakūnai sako, kad neleis jums išsilakstyti, neleis jums išsibėgioti, tiesiog reikės užvertus galvą į debesį žiūrėti. Štai taip, vienas kitą keičia lėktuvai ir Arūnas Rupkus, tarsi mėlynis dangaus ženkliukas. Gražus. Kryžiuotas gražus Tauragės aeroklubo skrajūnas lakūnas, ne nuo žodžio lakti, nuo žodžio skristi. Aišku, jūs visi pagydite, aišku, jūs visi